Viskas gerai, pabiškis įbėgėsi. Pirmoji Pauliaus Jankūno treniruotė su Lietuvos rinktine, dar nežinant, kuri žais kitą sezoną. Tiesa, vienas Žalgirio lyderių jau sulaukė rimtų pasiūlymų iš Ispanijos, tačiau neskuba į juos atsakyti. Ne, jie pateikia konkretų pasiūlymą ir laukia paprasčiausiai mano atsakymų. Aš nelinkęs labai skubėti, prasme, ir noriu rinktis iš daugiau klubų ir nežinau, kaip bus, pamatysim ateitį. Ilgai lauksit pasiūlymų? Na, truputį, prasme, dar pagalvosiu, nepol iš karto čia pasiūlė vieni pirmųjų vos ne ir kad pult, ne, ta prasme, lauksim kažką. Anot Pauliaus Jankūno, pratęsti kontraktą jiems siūlo ir Žalgiris. Ar nesinori prieš pradedant rimčiau sportuoti jau salėje turėti sutartį rankose? Be abejo, norėtus tai vasaros pradžioj norėjęs, kad pasirašyti ir ramiai atostogauti, bet taip nebūna, žinant dabartinę situaciją. Yra kaip yra, nedarau iš to problemos, atsirastas klubas ir tikrai manau, kad neliksiu be darbo. Lietuvos krepšinio rinktinės stovykloje didžiausia konkurencija tarp aukštaūgių krepšininkų. Be Pauliaus Jankūno važiuoti į Europos čempionatą pretenduoja broliai Lavrinovičiai, Marijonas Petravičius, Robertas Jeftokas, Mindaugas Katelynas. Anot vieno Kauno Žalgirio lyderių, dėl vietos rinktinėje teks pakovoti. Nežinau, kas čia atvažiavo su mintim, kad jau važiuosi tą čempionatą, visi atvažiavo, kad reiks įrodyti trenerių, kad esi, kaip sakant, geresnis už kitus ir pakliūti tą 12. Aukštaūgis nemano, kad bus didelių problemų su gynėjų linija. Esą Lietuvoje daug gerų krepšininkų ir treneriai pasirinks tuos, kurie labiausiai tiks prie planuojamos taktikos. Aurimas Račiukaitis, Paulius Valatkevičius, LRytas LT.